Volkswagen ID7 – naujausias elektrinės ID šeimos narys. Ne veltui daugelis įvadina Volkswagen flagmanu. Mat gamintojas pasistengė, kad šis elektrinis Passato atitikmuo ne tik galėtų įveikti didžiausią nuvažiuojamą atstumą, greičiausiai įsikrauti bateriją, bet taip pat turėtų ir naujausių technologinių sprendimų dar nematytų kitose Volkswagen. Nors pasaulinė ID7 premjera įvyko prieš metus, Lietuvoje išbandysime tik dabar. Kadangi man tai nėra pirmasis ID7 bandymas, mat turėjau progą vienas iš pirmųjų prie jo vairo sėsti prieš gerą pusmetį jo pristatymę Marselyje, pirmuosius įspūdžius bei bendrąją šio elektromobilio apžvalgą galite rasti paspaudę nuorodą video aprašyme. Na, o šiandienos mūsų misija įsitikinti, ar tikrai pelnytai ID7 vadinamas greitkelių laivu. Mes bandysime be papildomo baterijos įkrovimo maksimaliu leistinu greičiu iš Vilniaus pasiekti pajūrį. O ten ar pakeliui namo pažiūrėsime, kaip sparčiai galima įsilieti elektros į šio elektromobilio bateriją. Kągi, važiuojam! Žiūrint į duomenis esančius Best EV for Me platformoje, matome, kad teorinis, tai yra VLTP ID7 nuvažiuojamas atstumas yra net 620 km. Deja, realybėje turėtume tikėtis ženkliai mažiau. Šiandien mums aktualiausias yra nuvažiuojamas atstumas greitkelyje vasarą. Ir čia matome, kad važiuojant 110 km/h greičiu, viena įkrova turėtume įveikti iki 450 km. Mūsų greitis bus didesnis, tai yra 130 km/h, tad ir įveikiamas atstumas matyt bus mažesnis. Po 3 valandų ir 10 minučių 335 km mes pasiekėme savo tikslą. Ir pasiekėme jį be papildomo priverstinio sustojimo įkrovimui. Volkswagen ID7 vasarą gali įveikti tikrai ilgus atstumus ir žinoma žiemą situacija pasikeistų. Bet šiom aplinkybėm su šitom sąnaudom mes galėjome įveikti netgi 415 km. Mums tiek nereikėjo, taip kad tikrai manau, kad Volkswagen ID7 bent jau vasarą yra puikus automobilis važiuoti visur Lietuvoje. Jei visgi kelionėje reikėtų stoti krauti bateriją, Volkswagen ID7 tą atliks pakankamai greitai.
Nors maksimali deklaruojama įkrovimo sparta siekia net 190 kW, vidutinis greitis bus mažesnis, tai yra apie 125 kW. O tai reiškia, kad 100 km kelio su galingiausia įkrovimo stotele įsiliesite per apytiksliai 8 minutės. Verta paminėti, kad ID7 turi ir baterijos paruošimo įkrovimui funkciją, angliškai preconditioning, kuri leidžia pakelti baterijos temperatūrą optimaliam įkrovimo greičiui, o tai labai aktualu šaltuoju metų laiku. Mano turimas ID4 dar neturėjo šios funkcijos, tad žiemą tenka laukti net kelis kartus ilgiau pildantis šaltą bateriją, lyginant su tuo, ką sugebės šis ID7 ar naujieji ID4 jau turintis šį privalumą.